Labadiena gerbėmieji ponai ir ponios, sveikinu apsilankius puslapyje spekuliantas.com ir šiame video mes kalbėsime apie prekybos sistemą, kuri turi tokį ilgą pavadinimą, vadinasi jį Simple Daily Trend Reversal Trading System, kas išvertus reiškia paprasta kasdieninė trendinė apsisukimo sistema. Nežiūrint ilgo pavadinimo, sistema yra tikrai įdomi ir šiam momentui ši strategija yra populiari didžiausiame Forex forume anglų kalba Forex Factory. Sistema yra nukreipta į tai, kad gaudyti trendinio judėjimo apsisukimus, kurie, kaip žinoma, gali atnešti visai didelius pelningus sandorius. Platforma pas mus bus MetaTrader 4, kadangi čia bus naudojami specifiniai indikatoriai. Valiutų poros iš principo bet kokios, tačiau kaip ir su bet kokia sistema, kuri yra skirta gaudyti trendinius judėjimus, nors ir tai bus apsisukimo judėjimai, kuo pora yra labiau trendinė, tuo yra geriau. Atitinkamai prekiauti su kažkokiamis labai ramiomis poromis, tarkime euro frankų, galbūt ir nevertėtų. O pagrindinės valiutų poras galima drąsiai naudoti. Laiko intervalas pas mus 4 valandų, H4, ir taip pat man ši sistema patinka ir su D1, taip, dieniniuose grafikuose, čia aktualu tiems, pas ką yra mažai laiko. Taip pat liaudis bando taip pat prekiauti ant H1 valandiniuose grafikuose, bet mano nuomonė tai yra ne visai gerai. Na ir prekybos laikas atitinkamai visą parą. Pirmiausia, norėtųsi padėkoti originalios šakos forumo autoriui su niku MRDFX. Atitinkamai, jeigu mokote angliškai, galite su strategija susipažinti originalia kalba. Čia rasite nemažai naudingos informacijos. Na, kadangi forumas yra pasaulinis, dalyvių yra daug, tai ir yra tos informacijos ir nereikalingos, nes ateina naujokai, kažką pabando, kažką paspaudžia, užduoda kvailų klausimų ir panašiai. Ir nieko nelaukia, pereikime prie pačios sistemos. Ji įdiegiama standartiniu būdu pagal standartinę instrukciją. Kas nemoka, rasite nuorodą, kaip tą padaryti straipsnėje. Laiko intervalas pas mus 4 valandų, euro-dolerio valiutų pora ir kągi mes matome grafikė. Iš standartinių indikatorių tai yra SMA 15, taip, slankusis vidurkis 15 dienų. Toliau štai ši linija, kuri keičia spalvą iš geltonos į raudoną, tai yra indikatorius, kuris vadinasi trendline. Tai indikatorius, kuris tiesiog vaizdo patogumui keičia spalvą, kai keičiasi einamoji tendencija. Toliau matome štai tokias raudonas ir žalias strėlytės. Tai yra indikatoriaus zigzag strėlytės, taip, strėlytės padarytos pagal zigzag indikatorių. Ir apatinėme lange yra indikatorius MBFX. Jis yra paimtas iš vienos komercinės sistemos, kuris savo laiku buvo labai populiari ir ko pasiekoje šis indikatorius buvo pradėtas naudoti kitose prekybos strategijose, tame tarpe ir šitoj sistemoje. Jis parodo mums momentumą, tai yra savotiški perpirkimo perpardavimo lygiai esamame momente. Na, paprasčiau kalbant, tai toks super jautrus stochastikas. Ir į ką verta atkreipti dėmesį iš karto, kad štai šios zigzag strėlytės persipiešia. Taip? Todėl grafikė jūs rasite tik tas strėlytės, po kurių buvo nors kažkoks judėjimas. Net jeigu visos strategijos taisyklės, mes apie jas kalbėsime, nebuvo išpildytos. Todėl jeigu atsirado strėlytė, tai dar nereiškia, kad dabar yra signalas pagal strategiją. Pačiam signalui mes turime atitikti dar 3 sąlygas, beveik 4. Ir visų jų mes turime laikytis. Kitu atveju signalą tiesiog praleidžiame. Todėl ant pačių strėlyčių labai neužsikabiname, jos
persipiešia, tą reikia žinoti, tačiau tai yra normalus dalykas, tai yra viso labo indikatorius ir tas niekiek netrukdo. Na, o dabar apie taisyklės. Kokiosgi taisyklės šiai strategijai taikomos? Jos labai ir labai paprastos, todėl ši strategija tiks ir naujokams, kadangi čia vietos individualioms variacijoms praktiškai yra mažai. Taigi apžvelgsime pilnavertį signalą. Visų pirma, pirkimo sandoriui turi atsirasti žalia zigzag strėlytė. Štai ji atsirado. Ok. Toliau, į ką mes žiūrime, strėlytė, kadangi ji persipiešia, tai yra tam tikras signalas, kad tiesiog atkreipti dėmesį į šį grafiką, kad gali būti už poros žvakių ar po vienos žvakės atsiras pilnavertės sąlygos įėjimui. Taigi mums reikalinga zigzago strėlytė, ji atsirado, ok. Toliau mes žiūrime į indikatorių MBFX, jis turi būti perpardavimo zonoje, taip, arba jau išeidinėti iš jos. Ir tuo pačiu jos spalva turi pasikeisti į žalią. Tai yra pirkimams. Toliau į ką mes žiūrime, tai į indikatorių trendline. Štai į šį mega slankųjį vidurkį jis turi pasikeisti į geltoną spalvą. Taip, tai yra momentas, kada pas mus atsirado strėlytė, o štai po sekančios žvakės, praktiškai po 2 žvakių, jis tapo geltonas, taip, o indikatorius MBFX tapo žalias. Dabar, ko mums liko sulaukti, tai paskutinės sąlygos, kad žvakė pramuštų iš apačios į viršų ir užsidarytų aukščiau SMA 15, štai šios mėlynos linijos, taip, 15 dienų slankaus vidurkio. Na ir atitinkamai po šių sąlygų mes galime atsidaryti pirkimo sandorį. Štai taip atrodytų pilnavertis signalas. Sekantis signalas, šioje vietoje signalas buvo nepilnavertis, imkime jį ir panagrinėkime. Štai tuo momentu, kai atsirado raudona strėlytė, matome indikatorius MBFX randasi kažkur per vidurį, taip? Kažkas neaiškaus vyksta ir artimiausios žvakės čia, na, aiškiai ne perpirkimo zonoje. Todėl, nors judėjimas ir buvo, toks signalas yra nepilnavertis. Dabar imkime ir panagrinėkime pilnavertį signalą pardavimui. Štai šioje vietoje atsiranda raudona strėlytė, indikatorius MBFX yra perpirkimo zonoje, kas mums ir reikalinga pardavimams, puiku, ir jis keičia savo kryptį žemyn. Štai po keleto žvakių jis nusidažo raudonai. Taigi 2 sąlygos yra išpildytos ir toliau žiūrime į trendline liniją. Ji irgi tapo raudona, matome iš karto, ir dabar laukime, kada žvakė perkirs mūsų 15 SMA. Tas įvyko, matome jau štai čia, galima buvo įeiti į sekančiai žvakiai, plius minus galima štai šioje žvakėje, kadangi kaina konsolidavosi vietoje, tas neturi reikšmės. Taigi visos sąlygos yra įvykdytos, galima pardavinėti. Štai toks pilnavertis signalas pardavimui. Dabar pereiname prie stop loss ir take profito. Ir čia reikia pasakyti, kad sistema nenumato vienprasmio stop loss ir take profit išstatymo. Strategijos autorius rašo, kad tai priklauso nuo kiekvieno traderio požiūrio. Stop loss galima statyti ties buvusių lokalių maksimumų arba minimumų, taip, už kraštinio taško grafikė, o take profitas gali būti fiksuotas, gali būti uždaromas, kai atsiranda atvirkštinis signalas, taip, kad gauti maksimalų laimėjimą, arba gali būti toks, koks jums patinka. Pavyzdžiui, ant artimiausio palaikymo pasipriešinimo lygio arba kažkokios kitos variacijos, gali būti naudojamas trailing stopas. Pats autorius stop loss stato už zigzag strėlytės. Taip, man tai irgi atrodo labiausiai optimalus variantas, tai yra, jeigu pas mus atsirado strėlytė štai pardavimui, tai stopą mes daug negalvoj išstatome maždaug štai už jos.
plus keletas punktų į viršų. Kalbant apie take profitą, autorius rašo, kad jis asmeniškai seka kainos judėjimą nuolatos, kadangi jis turi tam laiko ir galimybės tą daryti, ir kai mato nuotaikų pasikeitimą price action kainos judėjime, tada sandorį uždaro. Arba uždaro tada, kai atsiranda priešingas signalas, o tai dažnai gali atnešti nemažai punktų pelno. Taip pat yra traderiai, kurie taiko tokią taktiką, kai pas juos su daugeliu valiutų porų yra atidaryta keletas orderių ir bendras jų krepšys yra pelningas, tai yra suminė jų visuma yra pliuse, tai jie tiesiog uždaro tuos visus orderius iš karto. Taip pat galima naudoti santykį, klasikinį santykį, tarkime 1:1, 1:2, tai yra take profitas lygus stop loss arba take profitas 2 kartus didesnis už stop loss. Taip. Na, nežinau, man asmeniškai šioje strategijoje atrodo optimaliausias variantas uždaryti sandorį tada, kai pasikeičia trendline indikatoriaus spalva su sąlyga, kad yra jau kažkoks pelnas. Aišku, jeigu kaina sviruoja ten plus minus keletas punktų, kažkoks fletas vyksta, tai tokiu atveju be abejo vadovautis trendline linija nereikia, nes ji banaliai pakeis spalvą su kiekviena žvake. Taigi čia vėlgi tik mano nuomonė, kai tik žvakė užsidarė ir matome priešingą spalvą, trendline indikatoriaus sandorį uždarome. Nes tarkime, jeigu vadovautis santykiu 1:2, taip, take profitas 2 kartus didesnis už stopą, tai dažnai mums gali pritrūkti keleto punktų pelno, taip, kaina tiesiog nepasieks take profito ir prarasti pelną sandoryje. Kaip pavyzdžiui, štai šioje situacijoje, jeigu laikyti įėjimą štai nuo šios žvakės, taip, na, ji užsidarė praktiškai ant mūsų 15 dienų slankaus vidurkio. Taip, tokiu atveju, jeigu laikytume įėjimą nuo štai šios vietos, stopas pas mus būtų, na, skaitykime apie 50 punktų, taip, o maksimaliai kaina judėjo, na, 98 punktai, taip, 97, plus nepamirškite, kad yra spredas, taip, ir tokiu būdu štai šioje vietoje mums būtų keleto punktų ir pritrūkę, jeigu mes vadovautumėme santykiu 1:2. Sutikite, būtų apmaudu. Nors vėlgi, jeigu mes sandorį laikytume iki priešingo signalo, iki sekančios strėlytės, čia būtų buvęs didelis pelnas. Todėl galvokite patys taip, kas jums patogiau, kas maloniau. Na, o pavyzdžiuose, tolimesniuose pavyzdžiuose grafikė mes vadovausimės pagal priešingą strėlytę. Tiksliau, ne pagal priešingą strėlytę, o pagal priešingą pilnavertišką signalą. Būtent kaip ir rašo strategijos autorius. Nes strėlytė, atsiminkime, gali ir išnykti judant kainai. Todėl paprastumo dėlį mes pasižiūrėsime sandorius istorijoje nuo pilnaverčio signalo iki priešingo pilnaverčio signalo. Tačiau realioje prekyboje jūs be abejo galite vadovautis kažkokiais savo kriterijais, kurie jums atrodo labiau optimalesni, kalbant apie stop loss ir take profitą. Loto dydis šioje strategijoje yra standartinis 1-2 procentai viename sandoriuje nuo depozito, konservatyviems traderiams gali būti 0,5 procento. Žodžiu, visai standartinės rekomendacijos šiai strategijai, o apskaičiuoti loto dydį, primenu, jūs galite mūsų portale su specialiu loto kalkuliatoriumi. Strategijos niuansai. Iš niuansų autorius taip pat rašo, kad sandorį galima atidaryti nelaukiant žvakės užsidarimo, jeigu žvakė yra kažkokia didelė, taip, pramuša SMA 15, štai tarkime, šioje situacijoje mes galime atidaryti sandorį nelaukiant, kol ji užsidarys ir tokiu būdu
neprarastume punktų. Na, tačiau be abejo tam reikia sekti grafiką. Toliau įėjimo momentų indikatorius MBFX gali pabėgti gana toli, kaip šiuo atveju tarkime taip, tas irgi yra normalu, nereikia to bijoti, mums indikatorius MBFX reikalingas tam tikro momentumo nustatymui. Šiuo atveju perpardavimo atveju, kaip mes galėtume matyti, kad yra tam tikras spyruoklės efektas, taip, kad rinka yra perparduota ir gali apsisukti kainą. Taip pat įėjimo tikslumui kai kurie traderiai laukia korekcijos ant H1, taip, žiūri į žemesnį laiko intervalą ir tokiu būdu galima įeiti šiek tiek tiksliau. Ta irgi galima panaudoti. Kaip tą daryti, kai mes sulaukėme pilnavertiško signalo ant H4, paskui persijungėme į H1 valandinį grafiką ir laukiame korekcijos. Taip, tokiu būdu įėjimas gali būti tikslesnis. Taip pat forume Forex Factory kai kurie traderiai naudoja palaikymo pasipriešinimo lygio indikatorių, kuris filtruoja sistemos signalus. Tai yra, jie įeina tik tada, kai signalas randasi, tarkime, ant palaikymo lygio, taip, tai yra atrama signalui. Signalas pardavimo atitinkamai turi atramą nuo pasipriešinimo lygio. Ir jūs taip pat galite naudoti šią filtraciją ir tokiu būdu padaryti signalus kokybiškesnius. Šį indikatorių jūs rasite kartu su strategijos failais. Indikatorius vadinasi supportresistance.ex4. Na, dabar pasižiūrėsime keletą pavyzdžių, o paskui pereisime prie roboto. Taigi pas mus Australijos dolerio grafikas H4, atsirado raudona strėlytė pardavimui, žiūrime į indikatorių MBFX, keičiasi spalva į geltoną, vėliau į raudoną ir matome štai šioje vietoje trendline indikatorius nusidažė raudoną spalvą ir štai šioje vietoje ties šios žvakės užsidarimo mes galima atidaryti pardavimo sandorį. Visos sąlygos pas mus yra įvykdytos. Stopą mes išstatome už raudonos strėlytės apie 65 punktai. Taip. Ir jeigu mes lauktume iki atvirkštinio pilnaverčio signalo, kuris įvyko štai čia, taip, štai žvakė, kuri užsidarė už SMA 15, taip, mes būtume čia šiame sandorėje paėmę virš 70 punktų. Na, taip pat galima buvo ir nelaukti priešingo signalo, o užsidaryti pagal atvirkštinę trendline liniją. Taip, štai šioje vietoje nusidažė geltona spalva, tas įvyko maždaug štai čia ir buvo galima paimti apie 90 punktų pelno. Sekantis signalas pirkimui, žiūrime, žalia strėlytė atsirado, taip, indikatorius MBFX yra perpardavimo zonoje, keičiasi spalva į žalią, taip pat į geltoną spalvą keičiasi indikatorius trendline ir laukiame, kol žvakė užsidarys už SMA 15. Tas įvyko štai čia. Mūsų stopas čia bus nedidelis, apie 30 punktų. Ir dabar žiūrėkime, sandoris gali būti baigtas štai čia, kai trendline pasikeičia į raudoną spalvą. Ir jeigu mes užsidarytume pagal trendline, mes čia būtume paėmę 150 punktų. Tačiau jeigu mes lauktume atvirkštinio pilnaverčio signalo, štai pasižiūrėkite, kaina nuėjo labai toli, šiek tiek sumažinsime grafiką, taip. Ir patys galite įsitikinti, koks tai būtų buvęs sandoris. 530 punktų pelno. O stopas pas mus, priminsiu, buvo
viso labo 30 punktų. Štai jums ir beveik geras keleto mėnesių pelnas. Aišku, toks ilgokas sandoris dažnai paverčia sistemą jau į vidutinio laikotarpio. Čia sandoriai gali būti laikomi ir keletą savaičių, tačiau tai atneša didelius punktų kiekius, kas yra labai malonu. Dėl įvairovės galime pasižiūrėti į sistemą su jena, taip, doleris jena, H4 grafikas. Čia matome dar tik tai formuojasi signalas, taip atsirado strėlytė, tačiau SMA 15 dar yra gana toli ir neaišku, ar žvakė prakirs slankų į vidurkį ir užsidarys. Todėl, kaip matome, signalas dar tik formuojasi. Pasižiūrėkime prieš paskutinį signalą. Taip, čia matome yra strėlytė pardavimui, tačiau pasižiūrėkite, MBFX indikatorius yra per vidurį. Taip, jisai nėra perpirkimo zonoje. Taip, jeigu jis būtų štai šioje vietoje, taip atrodytų. Taip pat, tada taip, o šiuo atveju signalas nėra visai teisingas. Todėl šį signalą mes praleidžiame. Žiūrėkime dar vieną signalą anksčiau. Signalas pirkimui, žalia strėlytė ir čia matome indikatorius MBFX jau yra teisingoje vietoje, jis yra perpardavimo zonoje, taip. Matome, keičia spalvą į žalią ir laukiame, kada indikatorius trendline taip pat pakeitė spalvą į geltoną ir štai šioje vietoje žvakė šiek tiek prakerta ir užsidaro aukščiau slankaus 15 dienų vidurkio, mes galime įeiti į rinką. Stopas bus apie 50 punktų už žalios strėlytės ir jeigu mes sandorį uždarytume pagal trendline indikatorių, taip, būtų buvę apie 120 punktų pelno. Na, o jeigu lauktume iki pilnavertiško signalo, galima būtų, šiuo atveju pilnavertiško signalo šioje vietoje nebuvo, taip, matome, jisai nėra teisingas, todėl reiktų žiūrėti jau nuo situacijos. Bet kokiu atveju pelnas būtų buvęs jau tikrai nemažas, todėl galima būtų ir užsidaryti. Kągi, manau, tapo aišku, kaip atidarinėti ir uždarinėti sandorius pagal šią strategiją ir mes dabar pereiname prie strategijos roboto. Reikia pasakyti, kad robotas buvo sukurtas kaip pagalbinis ir kaip skirtas automatiniai prekybai. Jis yra aktyviai vystomas ir dabar, naujos versijos išeina vos ne kas savaitę ir atitinkamai karts nuo karto reiktų apsilankyti forume Forex Factory, ten taisomos roboto klaidos, kadangi pats robotas yra pakankamai apkrautas. Jis gali vykdyti tiek pagalbinę funkciją, taip, kad nereiktų sekti daugybės signalų, daugybėje grafikų ir taip pat ir automatiškai prekiauti. Bet bendrai reiktų pasakyti vėlgi mano nuomonę, kad labiausiai efektyvus variantas tai yra naudoti šį robotą kaip signalų parodymams, kad atkreipti dėmesį į grafiką, o sandorius jau atidarinėti pačiam. Nors be abejo yra, kas prekiauja automatiškai, prekiauja į pliusą, bet būkite atidūs, robotas dar vis tik yra vystymosi stadijoje, yra kūriamas pačių traderių, todėl gali būti klaidų. Robotas yra diegiamas standartiškai, įkelkime jį į grafiką ir pasižiūrėkime, kaip visą tai atrodo. Jis vadinasi Simple Daily Trend Reversal, pas mane yra versija 1.19, įkeliame jį į grafiką. Ir čia yra gana daug nustatymų. Taip, nemažai. Ir imkime ir pereikime per tuos nustatymus, kad suprasti, kas prie ko.
Ir pats svarbiausias nustatymas yra pirmasis, ar leisti robotui prekiauti pačiam. Jeigu stovi false, tai robotas už jūs neprekiaus. Jeigu stovi true, taip, tada automatinė prekyba bus leidžiama. Dėmesio, jeigu norite, kad robotas prekiautų už jūs, jį užtenka įkelti tik į vieną grafiką. Taip, ir jis prekiaus su visomis poromis, kurios yra nurodytos nustatymuose trade pairs. Taip, štai jos. Yra paspaudus ant jų, čia matosi sąrašas valiutų porų, su kuriamis robotas prekiaus. Jeigu jums trūksta kažkokios poros, kurios čia nėra, jūs galite ją įrašyti. Taip, pagal šį formatą matome valiutų poros, be jokių kablelių, be nieko galite įrašyti, tarkime, bitcoiną ar kokią tik norit. Na ir dabar tiesiog paleiskime robotą be automatinės prekybos, pasižiūrėsime, kaip jis atrodo grafikė. Štai atsiranda lentelė, kuri yra informacinė ir ką mes čia matome, visų pirma matome laiką, taip, einamą į laiką, valiutų porų sąrašas, kurias mes galime, primenu, pridėti per roboto nustatymus, na, o toliau čia yra viskas intuityviai aišku. Viršuje yra indikatorių pavadinimai, taip, zigzag, strėlytė, rodo kokia dabar yra, raudona ar žalia, MBFX indikatorius, taip, jeigu yra raudona spalva, vykdomos sąlygos pardavimui, jeigu žalias pirkimams. Toliau yra mūsų trendline indikatorius, 15 dienų slankusis vidurkis, taip. Toliau matome yra naujienų stulpelis, taip, jeigu yra kažkokios naujienos laukiamos, laiko stulpelis ir paskutinis stulpelis, jeigu yra signalas pilnavertiškai susiformavęs, taip, visur yra spalvos vienodos, rodoma mums sell. Taip, na, euras doleris ir pasižiūrėkime, koks signalas dabar yra su eurų doleriu. Na ir štai matome raudona strėlytė, taip. Dabar yra penktadienis, kaip tik formuojasi signalas, MBFX indikatorius rodo išėjimą, štai jau nusidažė raudonos spalva iš perpirkimo zonos ir matome štai žvakę prakirto SMA 15 slankų vidurkį ir mes galime pagal strategiją atidaryti sandorį pardavimui. Na, robotas tikrai atidarytų pardavimo sandorį, tačiau aš sandorio neatidarinėčiau. Kodėl? Todėl, kad stopas, pasižiūrėkite, kokia yra žvakė didelė ir koks yra didelis stopas. Virš 100 punktų, 120 punktų. Tai rizika yra labai didelė, kadangi, na, vargu ar be abejo kritimas gali būti, tačiau aš šiuo atveju nerizikuočiau. Man rizika būtų per didelė, 120 punktų statyti stopą. Todėl čia kiekvienam aišku spręsti, tačiau, kaip sakiau, kodėl nereiktų pasitikėti robotu, kadangi jisai sandorį be abejo atidarytų, kadangi sąlygos yra išpildytos, tačiau aš šiuo atveju nerizikuočiau. Tačiau štai taip atrodo signalas pagal mūsų informacinę lentelę. Toliau žiūrime nustatymus, alertai galima nustatyti true ir tada jums iššokinės langeliai su pranešimais, kai atsiras signalas. Ta pati galima padaryti su elektroniniu paštu, nustačius true, galima padaryti, kad ateitų e-mailai jums į pašto dėžutę su signalų pranešimais. Toliau eina nustatymai automatiniai prekybai ir čia yra stop loss statomas už zigzag strėlytės, taip, statyti ar ne. Minutės tarp sandorių su ta pačia valiutų pora. Čia nustatyta 30 minučių, taip, intervalas. Toliau, ar atidarinėti papildomus sandorius, jeigu atsiranda pakartotinis signalas su ta pačia pora. Pagal nutylėjimą nustatyta, kad neatidarinėti. Valiutų porų sąrašas, kurį jau aptarėme.
Čia galima pakeisti šablono pavadinimą, kokį norit galite užsirašyti. Toliau eina kapitalo ir rizikos nustatymai, jeigu naudojate automatinę prekybą. Taip. Loto dydis, taip, rizika procentais. Toliau eina komentarai pirkimams, komentarai pardavimams, magiški numeriai, kad nesusipainiotų, tarkime, su kitais robotais ar su rankinė prekyba. Maksimaliai leidžiamas spredas punktais, taip, maksimalus kiekis atidaromų sandorių pagal nutylėjimą 100. Toliau eina trailing stopo, tai yra slenkančio stopo nustatymai, jeigu norite jį naudoti. Prekybos laiko nustatymai, čia galima nustatyti, jeigu tarkime nenorite, kad robotas prekiautų naktį, galima nustatyti pagal valandas. Toliau eina prekyba savaitės dienomis, visur stovi true. Galima atjungti, tarkime, prekybą penktadieniais arba pirmadieniais, taip. Toliau eina naujienų filtras, jis yra įjungtas, galima išjungti. Toliau, kas svarbu, GMT offset, apie tai, kas tai yra, kaip nustatyti, pas mus portale yra straipsnis. Šis nustatymas atsakingas ar uždaryti sandorius su pelnu prieš naujienas, taip, pagal nutylėjimą false. Toliau eina filtras su palaikymo pasipriešinimo lygiais, naudoti jį ar ne, apie jį jau kalbėjome, tai yra, jeigu jis įjungtas, sandoriai bus atidaromi tik tada, kai signalas turės atramą palaikymo ar pasipriešinimo lygio pavidalu. Tai yra, kai signalas turės atramą, čia yra nustatymai ar lygius imti 4 valandų, ar dieninio, ar savaitinio laiko intervalo. Matome, pagal nutylėjimą yra dieninio ir savaitinio. Taip, kadangi patys rimčiausi lygiai yra šiuose laiko intervaluose. Toliau yra filtracija pagal 200 dienų slankų į vidurkį. Šis filtras yra klasikinis, įtaiko daugelis traderių, tai yra kaip bendras trendo filtras. Jeigu kaina yra virš 200 dienų vidurkio dieninėme grafike, reiškia trendas yra į viršų, o jeigu žemiau, trendas žemyn. Tai toks labai senas filtras, kuris remiasi tuo, kad metuose yra 200 darbo dienų. Toliau žvakių kiekis, po kurio signalas laikomas pasenusiu, neaktualiu, pagal nutylėjimą stovi 10. Jeigu praėjo daugiau kaip 10 žvakių, signalas niekaip nepasitvirtino, galima jį po 10 žvakių pamiršti. Toliau eina zigzago strėlytės nustatymai, MBFX indikatoriaus nustatymai, trendline indikatoriaus nustatymai, palaikymo pasipriešinimo lygio nustatymai ir slankaus vidurkio nustatymai. Štai galima sakyti ir viskas, visi nustatymai. Kągi, tam kartui pas mane tiek. Dėkoju, kad žiūrėjote šią apžvalgą. Su jumis buvo Mykolas, specialiai puslapiui spekuliantas.com. Sistema iš tikrųjų yra įdomi, paprasta, gana populiari, tinka naujokams, todėl bandykite, manau, daug kam ji tiks ir patiks. Kągi, dėkoju už dėmesį, viso geriausio.